turbūt iš vadovėlių. Naginiai gremžtukai. Čia odos nuvalymai. Taip ištempdavo odą, pavyzdžiui. Ir tada tokį gremžtuku. Reikia nuskusti visas plėves. Čia tas pats yra tie patys įrankiai, tik tai palengvinimas, kad nereiktų su rankom, kad nesusižeistum. Čia irgi tas pats, kai jau gali taip pririšti, čia lengviau. Su dviem rankom galima. Ir labai švariai reikia nuvalyti tą odą, kad visai nieko neliktų, jokių plėvių, nieko. Ir tada jinai merkiama yra į tirpalą. Nu, dabar mes merkiame kiaušinių ir vandens tokį tirpalą, o taip yra geriau ir seniau darydavo į smegenų, geriau išsidirba. Ir paskui sunkus fizinis darbas, tai vakar, pavyzdžiui, visą dieną grįžiojom, taip kaip skaldinį. Grįžiojom, tai dabar aš laukiu, nes vieną nepajėgiu, ten didelį odą elnio su vyru kartu darysim, paskui reikia tampyti. Ir reikia tol tampyti, jinai tokia dabar kaip skudura šlapia, kol išdžiūna, bet jinai negali išdžiūti ramiai padėta, o visą laiką turi būti tampama. Ir tada išsipurena tie tarpai, išsitampa tarp ląstelių, jos apsivelia tais riebalais kiaušinių ir kai išdžiūna, nebesusiklijuoja, nu kaip žemė, pavyzdžiui, pureninė tokia puresnė pasidaro. Ir va ta išdirbta oda jau, va čia yra išdžiovinta, neišdirbta, va tokia, tai nebent gali būgną padaryti iš jo. O čia jau yra išdirbta ir iš esmės čia daugiausiai yra mechaninis. Padeda šiek tiek tie riebaliukai kiaušinė, bet iš esmės yra mechaninis darbas. Ir yra labai sunkus. Tai čia zomšas vadinat, ar ne? Jo, čia zomšas, nes abi pusės nuvadytas. O va čia, kur epidermis paliktas, va galite pasižiūrėti, va taip atrodo. Tas epidermis, tai tik plaukai nuskusti. Yra sunkus darbas tuo, kad jeigu labai, va kaip dabar oras, saulėtas, vėjuotas, tai oda greičiau džiūna, negu spėja ją ištampyti. Ir va vienur jinai yra minkšta, o kitur dar tokia kieta. Ir čia nieko nepadarysi, čia reikia vėl iš naujo merkt ir vėl iš naujo tampyti. Ir dar ką mes turi vieną dalyką, kad kaip išdirbi jau jinai minkšta, viskas gerai, būna tokia balta kaip popierius, bet jeigu jinai sudrėksta, pavyzdžiui, ant drėgnos žolės arba į lietų patenka, vėl tokia. O va čia dabar neseniai čia šitas kažkas? Čia nesenai išlūksim. O koks čia gyvūnas? Čia stirna žieminė. Ir jinai vėl sukietėja, tai kad to neatsitiktum, paskutinis etapas yra išrūkyti ją dūmą. O ką tai padaro? Impregnuoja. Ne, dūmą impregnuoja ir nebebijo drėgmės. Ir atsiranda spalvytė. Va, čia priklausomai kiek laiko rūkyti, gali būti šviesiai geltona, gali būti išvis tamsiai ruda. Bet čia rūkoma ne dėl spalvos, o dėl to, kad nebijotų vandens. Paskutinis klausimas. Kaip jūs makiažą pasidarote? Aš matau, kad viskas, panašus su odom, su Mongolija ar panašiai tenai, ne? Kaip jūs tenai, nesupratat? Supratau. Aš neturiu ko atsakyti tokį klausimą. Nu tai, bet tai,